Nu, Sveiki. tai sveiki. Sveiki atvykę. Nu, pasakau, ką mes šiandien dirbsim. Šiandien taip pagalvojom, sniega nėra, nubiški yra, visą laiką niūrus oras, kalėdų dvasės nėra, tai gal pabandysim persirinkti kalėdų seneliais ir elfų. Jo, vienu žodžiu, norim pasikelti kalėdinę dvasę ir pakelti biškį kitiem kalėdinės dvasios. Tai vienu žodžiu, persirinksim mes kalėdų senelių ir elfų. Ir eisim per miestą ir dovanosim dovanėlės mini žmonėm. Ir, nu, žodžiu, reikės į vieną klausimą žmonėm atsakyti. Ir tada gaus dovanytą, galės ištraukti. O neatsakysim, negaus. Na, tai galvojam, va tokį vaibuką pasidarysim kalėdinį biškę, ne? Tai vienu žodžiu. Šalta yra. Šalta ir tada parodom, ką nupirkom, nes jau buvom ką tik parduotuviai, tarą pardavėm, tai nupirkom dovanyčių. Jo, už Gavom 27 7 eurus. Vienu žodžiu, nu kažkėlis, reikės pasižiūrėti, aš esu nufilmavus, bet vienu žodžiu esmė, kad, kad už tarą išėjo visas dovanytas nupirkti ir dar, kad šiandien Šiauliuose yra kalėdų senelių bėgimas, tai mes taip nebūsim tokie, Klaunai. nu, ne į temą tipo, tai labai būsim į temą, tai va, gerai. Tai eisim, žiūrėsim, ką mes čia turim. Einam apsirengti jau čia, ne? Jo, dabar apsirengsim. Gerai, reikia. Oi, tu sakai, šalta. Gerai, pradedam rengtis. Jo, greitai. Gerai, aš turiu tokią žalias kelnes. Iš Pepko. Žinau, čia reikėtų gal pafilmuoti, kaip čia rengiamas. Gerai, aš tave pirmą tada nupieškinsiu. Tai reikia čia gyventi. Prisigalvojam nesąmonių. Ar ne Danielius? Aha. Palauk, tavęs gali būt, kad net negirdu. Va dabar. Tai aš vis tiek nieko nekalbu. Savo neįkristi balą. Mašinai koks purvins yra, dabar išpau kelionės, dar net nevaliau, tai šiaudų net visokių pilna spiglių. Nieko tokio. Čia šiaip pižaminės kelnes, bet niekam nesakykit. Visai nieko atrodo. Gerai bus, gerai. Ai, tu savo žinokit, dalyt pradėjo, nu vienu žodžiu. Gerai, lendam į šitą mėgstinį. Šiaip galėjau pirštinės pasimt, nes žiūri šalta. Atrodysiu storas elfas. Biški mėgstantis pavalgyti elfas. Nieko? Palauk. Nežinau, plaukus įsileist ar neįsileist. Žiūrėkit. Jūs irgi tokios norėtumėt. Gerai. Kaip čia jausi? O jie tu kokia jinai mažytė. Ką? Gerai? Noriu pažiūrėk, kaip atrodo. Pala, sustadėk. O dabar mano eilė šiaip galvojant striukės dėtis, bet labai didelis būsiu, man atrodo, ir nepatogu. Nesušalsiu gal labai. Aišku, čia net nėra kaip užsidengti, nu nesvarbu. Va kelnės tik tais labai tokias yra didelės, nu bet nieko. Tu savo kokią nesąmonę. Aš jaučiu su batais neru iš karto. Ne. Ai, skiaurai. Opa. Ne mano dydžio, bet... Dabar netoli mašina sustoja, man atrodo, skersuoja biškį, bet nieko. Tai jau geriau taip atrodys, negu grinšam. O, Damilvydė tilpta. Čia yra šniriuks. Arba nėra. Eik tu savo. A, yra. O. Dabar reik mazgą dėt, bet nenusimausiu paskui. Pilvą tau reikia. Aš turiu pilvą. Saka, man pilvą reikia. Biškai prakirpsi, neišeina. Va, dar kepuriuk, šiaip yra ir barzda, bet aš nenoriu šiaip dėtis, bet Milvydė man liep dėtis. O, kaip gerai, ausės nešal. Tai vaikai turės supras, kad nėra kalėdų. Atsiprašau, yra kalėdų. Ai, aš turiu kitą kepurę. Čia ta buvo komplektacijai, bet aš dėsiu kitą. Va. Gerai, dabar gal...
Aš nežinau, aš barzdas. Atrodo, kaip bomžų kalėdų senelis. Kaip bomžų kalėdų senelis. O dabar? Geriau. Ho. Tai va, dabar parodysim, ką turim. Ho. Dabar pradedam biškį dėtis tą, ką dalinsam. Tai Milvydė turės vieną maišą ir aš vieną maišą turėsiu. Tai Milvydė, aš jau filmuoju. Va, Milvydės rinkinuks, va. Aš nežinau, pažiūrėk, ar gerai matas. Gerai, dar vienas rinkinuks. Čia tokie labiau moteriški gausis dalykiukai. Aš dovanosiu kažkam gal tapkės kokias, jeigu čia išsitrauks. Gerai, dedam tapkės. Gerai. Dedam va po šokoladą įmeskėm. Tada kepuriuką, man pačiam šalta, tai kažkam irgi bus gal šalta. Dėsiu kepuriuką. Tada galime dėti po mentelę. Ir čia bus atsakysi klausimą ir turės išsitraukti po vieną dalyką. Nu, arba po porą. Va, Milvydė šukytės nupirka, dar kažką. Aišku, vėl šokoladai. Dar biški. Aš jaučiu visas esu aplipęs tais barzdos pukais. Tegul eina. Va dar tokia va kučiela. Dar po vieną. Tai jeigu ką filmuosim ir užduosim klausimą. Dar vienas. Dar porą. Kaip ir nieko daugiau nebeliks. Dar vieną mentelę kažkas ištrauks. Pas mane dėti mažiau turiu. Dar vienas senis. Irgi man tegu būna. Ir dar taip... Didesnis maišas bus nei tavo? Jo, nes pas tave didesnės dėžės. Dar makiažui nesam. Ir čia dar biški čiulpinukų, tai... Anie, kišenė Milvydei bus ir galės dalinti irgi vaikam. Tai va. Gerai, galim. Reikėjo daugiau čiulpinukų. Aha, reikėjo, jau per vėlų biški. Tai va, vis tiek tų dovanikų šiaip nemažai gan gaunas. Mes kažkaip tiek klausimų turėsim. Blogiem, va, pirikūpam bus tepalą duosiu. Čia labai purvina mašina, tai labai nekreipkia dėmesiaus. Kaip tam? Palauk. Kaip tam padainų? Linksmų šventų kalėdų ir metų naujų. Nu tai dabar jau važiuojam link centrą, kur pradėsim kabinėtis prie žmonių. Imti interviu. Interviu. Bet aišku, dabar turim prie šviesoforo stovėti, nes yra sekmadienis, visi dar žmogui važiuoja į parduotuvės, tai spūstis. Aš užjaučiu, kas ten Vilniui, Kaune, Klaipėdoj gyvena. Ten tai iš viso. Jo. Gerai, mes jau nebetolė. Ir vėl šviesoforo, vėl raudona. Oi, tu savo. Parodė, kokį mes gražų ratą Šiauliuose turim, jeigu kažkas nematė. Nu, taip. Va, mūsų račiuks. Visai neblogs. Tada va čia va. Mes dar spėjom pervažiuoti. Mūsų centriuks. Tai ką, biški yra vis tiek jauduliuka, nes eisam prie žmonių, tai čia, mums gal tas labai nėra įprasta, kad kabinėtis, bet su gera idėja, tai gaus dovanyčių, bet reikia perlipti per save. Tu kaip ir atvažiavom, dabar imsime savo dovanų maišus, labai daug žmonių skarsuoja, žiūri. Bet reikia dabar susiruošti, kad ir klausimai būtų prie pat ir gražiai. Aš barzdos nesidėsiu. Kaip kalėdų senelis be barzdos? Nesidėsiu barzdos. Ne, iš viso susipainiusiu tada. Pala, pirmą reikia klausimus atsiversti. Dėkis barzdą. Nu, palauk, Milvydė. Nu, tai ką, Milvydė, jis pati pirma, nes drąsiausiai yra. Šiaip aš norėjau eiti pirms, tiek aš nenorėjau barzdos dėtis ir... Sako, aš eisiu, aš drąsesnė. Vis tiek priverčiau užsidėti barzdą. Gerai. Moteris. Biškai vis tiek jaudimas, negaliu. Gerai. Tai dabar aš tave pradėsiu filmuoti. Dabar, ne, einam pirmą į centrą patį. Kuris mano maišas šitas? Aha, šis. Gerai, man reiks telefoną pasiimti. Gerai atrodo. Esim telefoną savo. Įsidėjo gerai. Tuoj mes susiruošim. Ai, tiesiog visi žiūri.
Palauk, man tai širdis sustos. Eik pirmas. Nu, bai, Danieliu. Nu, prieina apie man. Eik užduok klausimą. Ne, Danieliu. Jūs dabar į kadrą net papulsat. Labą dieną, labą dieną. Klausimas. Noriu dovanų gauti. Gerai, tada paklausiu klausimą. Kur gyvena Kalėdų senelis? Laplandijai, teisingai. Gerai, tada prašau tau dovanytę. Prašau. Gražių artėjančių švenčių jums. Prašau. Jo, bet tu savo kaip balsas drebėjo. Nieka. Pirmi kartai bus baisesni, po to vis gal lengviau, dabar bus Danielius eilė, nes aš jau prie manęs prieėjau, iš tikrųjų aš nedrįsau užeiti. Gerai, nusipiškinam. Aš nežinau, kad mes einam labiau į kitą pusę ar į šitą pusę einam. Į tą? Nes ten gal daugiau žmonių eina. Nėra tiek daug žmonių dabar. Aišku, sekmadienis po pietų. Bet va dabar moteriškai, man atrodo, su raudona striukė. Tai dabar labai šartiniai. Labą dieną. Atsakykite klausimą ir gausit dovanyčių. Nu, Gerai, klausimas bus. Ko Kalėdų senelis keliauja? nugi atsibosta per visą žiemą, per visą vasarą būti namuose ir keliauja. Bet su kokia transporto priemonė keliauja? Ai, su tais elniais šiauriniais. O ką elniai? Su rogiam. Teisingai. Jums dovanytė bus dabar. Aš jau čia labai iš toli. Nu, į kokią dovanytę? Kelintą jūsų išmera? Tapkių nereikia. Tapkių nereikia. Gerai, jums mentelė O, čia tai jo. ir šokoladą. Nu, ačiū labai. Gražių švenčių. Palauk. Tuoj. Ai, bet jinai eina į kitą pusę. Atsakykite klausimą ir gausit vieną dovanėlę. Nu, Kas padeda Kalėdų seneliui gaminti dovanas? patys arba vaikai. Nu, panašiai, nu gerai, užskaitysim. Jėzus, dovanų duosim. Eikit, ačiū. Tuoj. Džiaugsmas. Prašau. Jėzus, Gražių jums švenčių, taip. Ačiū jums visą. Viso. Žmonės iš tikrųjų labai pasimet, kai užduodu klausimą, jie yra labai lengvi. Bet tu žinai, kai priimti žmogus, reikia tau iš karto atsakyti ir tu, man irgi taip pat būtų, aš jaučiu, sakyčiau, nežinau, visokius nesąmoningus klausimus, tai labai pasimet žmonės, bet nieka, viskas gerai. Dabar bus Danieliaus eilė. Vaikam klausimą turim apie Kalėdas ir dovanyčių galit laimėti. Pasiruošę? Ką dedam ant Kalėdų eglutės viršūnės? Teisingai. Dabar jums bus po dovanytę. Tau šokoladą ir tau šokoladą. Gražių švenčių. Matosi. Aha, gerai. Sugalvom su Danielium užkišti už mašinos kažką. Bet aš dabar galvoju, ką čia užkišti tokią šokoladą gal? Ką? Jo, gali. Bet žmogus galvos, kad įbraukiam kokią mašiną. Vai apie audinę gali dėti. Ne, aš va į ten tą paskutinę. Paskutinę Aha. Kad tik numerių mašinas išmatyti. Jo. Prie kariuomenės. Blemba mašinas, aš... Gerai, palauk tuoj. A taip gerai? Kažkam biškį Danielę praskraidinsiu. Babytė greičiau už mane eina. Aš jau pavargau vaikščiot, man jau biškį kojas skauda. Bet tu suomi čia normaliai apsukom ratuką, ne? Jo. Einam prie ratų. Va, pas mane tiek liko dovanyčių dar. O
pas Danielius? Oi, pas Danielius dar daug. Da, pas mane daug. Pas mane ne tai, kad daug, pas mane didelės. Labą dieną. Su artėjančiam šventėm. Jums tapkytės. Oi, ne, ačiū, nereikia tikrai važiuokit kitiems. Tada jums mentelė. Jums mentelė, o jums šokoladuką. Oi, neduoti. Ačiū. Imkit. Vaikam. Nu gerai. Šaunuolė, kas čia per firma tokį gerą? Čia ne firma, čia šiaip. Gerų švenčių. švenčių. Matau, atein konkurentai. Ką nedalin gerą. Irgi su maišiukais. Man atrodo, mes šalinamės. Ojei, čia blogai gimsta savimi. O jie sakė, daug žmonių čia. Nu tai, žodžiu, dabar daug kas, bet Danielis nespėjo pafilmuoti, bet labai daug kas prieina ir pamatė, kad dalinam dovanas, tai prieina patys žmonės. Pasiim dovanų, tai mes jau nebelabai kažką beturim. Turim tik tais, aš tik tai šukas beturiu, šukytės ir šokolado. Danielis irgi porą šokolado beturi, ai dar čiupa čiupsų vaikam ir viskas. Tai dar keli žmonės ir varysim namo liktais, ne? Pafilmavai? Mes biškai linksminom čia Šiaulius, aš dabar mergaitį noriu atiduoti šukas. Labas, aš tau turiu panė. Prašau. Ilgakasį atiduota dovanytę. Nusižiūrėjau pati. Ir viskas, pas mane jau šokoladas vėlykas. Ne, reikia nusifotografuoti per tokius švytis. Vai. Jezu, dar galbūt tokį skanų palankyti įsidėsiu. Susijaudinai. Viskas gerai. Pasakėt šuvanų gal arba. Ne, man Čia gal šitas, ne? Čia dabar veik pas jumis. Va. Ką čia Milvydės? Nu, į vidurioką. Lazdą neturim, bet žinau, kad Turim kamerą. aš su savo galiu ranką jums ir nufotografuoti. Bet tai, o kas Ir darau, va taip atsisakau. Ne, į šitą pusę, į šitą. Šitą Milvydė irgi šoną. Gal Danielio apvelt? O, Žiūrėkit, gal darom va taip. Va. Ja. Va, tilpsim. O, dar taip va. čia filmuoja? Čia filmuoti yra. Gerai. Nuotrauka. Va. O. Gerai, ačiū jums labai. Ačiū jums. Gražių švenčių. Jau papuoliu. Papuolėt. Prašau. Va, žmonės pas mus yra šiauliečiai, yra fainuoliai. Fainuoliai mūsų žmonės. Ir ką čia galim duoti dabar? Labą dieną. Gražių švenčių. Ačiū. Ir jums taip pat kažką Aš turim. realiai jūs abudu stebiu. Va, galėsit pamatyti. Gražių švenčių. Gražių švenčių visą. Daug žmonių bus pakliuvę pas mumis į kadrą. Bet nieko neiškarpysam. O ką mes dar ten turim? Dabar dar liko Kepurė? kepurė ir tapkės. Bet aš net nežinau, kam čia reikia atiduoti. Kodėl tu nedavai tai mergaitai? Kuo? Nu, kepurės, tapkės. Aš nežinau. Moteris ir einu neštam. Matai, ne visi nori irgi kepurė. Nu gerai, Milvydė tada drąsesnė. Palaikyk. Einam toliau kabinėtis. Danielius bus išnaudoja savo. Tipo. Labą dieną. Čia jum
Su šventėm ateinančio. Gražių švenčių. Nežinau, ar tiks ar netiks. Išmera. Jau viskas, ką, kepurę bet turim. Ai, dar čiupa-čiupsų turim. Nu, viskas, mes jau rengiamės. Barzda jau nuplika. Prisipažinsiu, paskutinės kepurės nebetidaviau niekam, bet... Nu, nieką savo pasiliksim. Ar ne? Taip. Tokių mašinų, kad privažiavo, tai dabar nebus kaip išvažiuoti. Taip gerai kepuriukui buvo. Na, kaip gerai ta pižama savija. Kaip plika galva yra labai daug pūkų prilenda. Gerai, čia atrodo rengiamas mėsos centre. Kiek daug pūkų. Antakiuose, tuose pilna. Sauto senatvė. O, tiesiog tikrai senatvė. Buvo susilenka. Gerai, kad batų iš nereikia. Nu, smagu, labai draugiški žmonės buvo. Niekas nepriekė mūsų. A, ne. Taip, nieks nešūkė. Per ausį nieks nesiūlė. Šiauliuose visgi esam. Vienas berniuks buvo ten iš pačių pirmų, kad priejau. Sako, nenoriu filmuotis. Nu ir viskas, bet pasakė ir Jo. ir Gerai, šventė. viskas, mes jau dalypame mašinos, tiksim namuose jau čia. Jo, už porą sekundžių. Nu ką, elfai eis, elfė. Į kalėdų senis. Eisiu daryti šnycelių. Valgyti eisim, reikia pasistiprinti. Po sunkios darbo dienos. Nu, tikrai buvo sunki Ir darbo diena. reikės sąskaitą kalėdų seneliui tikram išsiųsti į Laplandiją, kad apmokėtų mūsų Na. valandas. Nu, mes čia už dyką padirbėjom. Nieko, jokavim iš tikrųjų. Šiaip ką norėjau pasakyti dėl tų, kad kaip prieit prie žmonių, tai buvo gan nejauku filmuoti, nes, nu, ne visi žmonės nori pakliūti į kadrus, kas pilnai suprantama. Tai, Taip. bet kiti, sako, gerai, tad, nu, žinai, juokasi, fainai, tai šiaip smagu buvo, nebuvom iškeikti. O gal iškeikė paskui, bet nu nieko tokio. Tai kaip ir viskas, mes jau čia tokį susukom viduką. Tai kaip visą laiką tada laiką, subscribe, pašėrinkėt arba nešėrinkėt, jūsų reikalas. O gal va kitą kartą ir jūs dovanų gausit. O gal, per kitas kalėdas. Per kitas kalėdas. Dar Per ka- Velykas. Bus Velykų bubutė. Parašykit gal kažko tokią, kad padarytume ar nufilmuotume kokią idėją tokią. Aš šiaip Irgi. parašykit, ar jums patiko iš viso čia tokia mūsų ta idėja. Tai va, mums reikėjo labai pelyti per save, tai va. Ačiū, kad žiūrit mumis. Iki Ir- kito karto. Taip, ir iki kitą kartą share, like, subscribe. Tai va. Viskas. Danielius. Ate.